Gregoras vos tilpo piloto kabinoje. Atsisėdo dvilinkas ir sušlamštė dar vieną maišelį sausainiukų, užsigerdamas karštą arbatą. Jo didžiulėse letenose arbatos puodukas atrodė kaip žaislinis ir Gregoras prarijo jį vienu gurkšniu. Timui teko 12 kartų jį papildyti. Tačiau pavalgęs, leopardas atsigavo, nebeatrodo toks apgailėtinas. Kol Molė su Timiu žiūrėjo, kaip jis valgo, Flora sukiojo sraigtelius ir reguliavo svirtis, kad tinkamai pakreiptų bures. Nelengva buvo, bet tiksliai viską nustačius, laivas pakyla pučiant bet kokiam vėjui. Netrukus jis pagavo pagreitį ir ėmė sliuogti per bangas. Su Gregoru judėti buvo sunkiau, bet Florai galų gale pavyko. Papasako, kas atsitiko orui, paprašė Timis jiems skriejant virš apleistų Frisburgo griuvėsių. Temperatūra pakilo, ėmė pasakoti Gregoras. Pirmais metais ledas po truputėlį ėmė skeldėti. Tada atplaukė debesis. Mums virš galvų ritosi geltoni, rudi ir juodi dūmai. Kartais jis taip sutirštėdavo, kad jausdavom suodžių skonį. Netrukus ėmė kilti jūra, pasidarė nenatūraliai žalia, priviso dumblių. Mūsų mokslininkai ištyrė vandenį ir pranešė, kad vanduo nuodingas. Jame pavojinga net plaukioti. Mūsiškiai ėmė sirgti, žuvis išmirė, bet dūmai vis plūdo. Jie apgulė absoliučiai viską. Oras pasidarė pilkas, tirštas, pro rūką vos matėsi oranžinė saulė. Namai ėmė tirpti ir griūti. Galiausiai ištisi pastatai virtę šipuliais nugarmėjo į jūrą. Bokštai krito, sienos skeldėjo, tiltai dužo. Mes skridome pro tos dūmus, tarė Flora, bet iš kokios siaubingos vietos jie sklinda. Mūsų karalienė Rebeka išsiuntė sakalus pasižvalgyti tą kryptimi, iš kurios sklinda tie dūmai. Grįžę jie pasakojo, kad rytinėme krante stūkso didžiuliai pastatai, kurie spjaudo ugnimi ir spjaudo juodus debesis, o tolyn į šiaurę jų dar daugiau. Pasirodo, kad jie stovi ten jau seniai, greičiausiai ne vienerius metus. Kiekvienas statinys tikra plytų ir vamzdžių raizgalynė, o jų vidury stūkso milžiniškos mašinos, gręžiančios ledą ir po juo glūdinančios uolas. Darbus prižiūri armija keistų paukščių, kurie užuot skraidę vaikščioja ant 2 kojų su uniformomis ir šalmais. Paukščių, kurie neskraido, nusistebėjo Timis. Man rodos, esu apie juos girdėjusi, tarė Molė. Tai pingvinai. Bet šiaurėje jiems ne vieta, jie gyvena pietuose, pietų ašigalyje. Tai va, keista, numeikė Timis. O jūsų sakalai negalėjo jų paprašyti, kad liautųsi? Bandė kalbėti su tais pingvinais, bet nieko nepešė. Tie paukščiai mūsų kalbą nemoka, tik cypčioja ir kauksi. Panašu, kad nė žodžio nesuprato, o gal ir nenorėjo suprasti. Tuo metu mūsų namai jau buvo pradėję tirpti ir gyventojai išsilakstė į kitus kraštus. Karalienė Rebeka paskelbė evakuaciją į vakarus, tolyn nuo šių dvokiančių debesų ir nuodingo vandens. Buvome priversti ieškoti vietos, kur ledas būtų tvirtesnis. Bet tu tai pasilikai? Aš ir mano komanda. Mėginome gelbėti miestą, pastatėme atramą, sutvirtinom sienas, galiausiai bandėme išlaikyti namus virvėmis. Gregoras liūdnai šyptelėjo ir palingavo galvą. Bet niekas nepadėjo. Buvau priverstas išsiųsti savo komandą. Jie iškeliavo paskutiniu laivu. Molė užjaučiamai papurtė galvą. Nesuprantu vieno, kokia prasmė gręžti ledą. Matai, svarbu ne gręžti ledą, bet svarbu kas po ledu, atsakė Gregoras. Pačioj uoloj sakalai kelias dienas slapčia nuo pingvinų stebėjo, kas ten vyksta, ir pamatė, kad iš pragręžtų skylių skverbėsi juodas skystis. Ta juoda derva jie supilsto į statines, 1000 statinių. Akivaizdu, kad tai itin vertingi degalai.
vadina juos nafta. Bet juk jie viską niokoja, tarė Timis. Kodėl pingvinai taip elgiasi, juk supranta, kad žaloja gamtą? Palauk, čia dar ne viskas, atitarė Gregoras. Sakalai pasakojo, kad vieną rytą ten atskrido aukso spalvos dirižablis ir pingvinai išsirikiavo į eilę jo pasitikti. Patėse raudono kilimą, trimitavo, šūkavo, o iš dirižablio išlipo orangutangas baronas von Stuobrys. Ką reiškia baronas? Paklausė Timis. Man regis tai kažkoks labai svarbus titulas, atsakė Gregoras. Kad ir kaip ten būtų, regis tas von Stuobrys bjaurus pasipūtęs verslininkas su siaubingai mažom lėtenėlėm, bet pingvinai jį garbina taip, lyg jis būtų dievaitis. Akivaizdu, kad apdūmė jiems akis ir pasiskelbė jų vadeiva. Jis neregėtai turtingas, gal tas jiems ir patinka. Von Stuobrys daro, ką panorėjęs, kad tik dar labiau praturtėtų. Ir štai rado puikų būdą. Ėmė Baltėjoje gręžti tą juodą naftą. Ir jiem nerūpi, kad niokojo gamtą? Baisėjosi Timis. Regis, kad ne. Niekas nenumano, ką von Stuobrys čia daro. Tyliai pridūrė Timis ir pažvelgė į jūrą. Namie, Elisandrijoje visi mano, kad Frisburgas mitinis miestas, kad jis išvis pramanytas. Baiminasi, kad per daug pavojinga leistis jo ieškoti. Visą šį laiką ramiausiai savo gyvename, ironiška, kad kaip tik to von Stuobriui ir reikia. Gali toliau savo ramiai niokoti gamtą, o visas pasaulis apie tai net nenutuokia. Bet jis juk turėtų žinoti, kad miestas gyvenamas. Tai žinai, jie ir žino, jam tai nemotais. Abejoju, ar von Stuobrys nutuokia, kaip vadinasi mūsų tėvynė ir jos sostinė. To žinoti jis net ir nenori. Šis orangutangas per visą gyvenimą nėra perskaitęs nei vienos knygos, net pasakos. Jam tai rūpi pinigai ir galia. Po šito viso stojo niūri tyla. Jiems virš galvų plazdėjo būrės, o visas laivo korpusas triukšmingai grįždėjo per siūles. Timis nudūręs akis į grindis bandė įsivaizduoti, kaip Frisburgas atrodo prieš katastrofą. Jei visi namai būtų tokie kaip Gregoro brėžiniuose, miestas turėjo būti nepakartojamo grožio. Bet viskas išnyko dėl vieno gobšuolio kaltės. Timis, kaip visada mintimis grįžo prie mamos. Ar jį išsikraustė visam laikui, ar jai pavyko pasprukti? Kur jie iškeliavo? Kačiukas pažvelgė į snieginį leopardą. Gal dabar jau galim bus jo paklausti? Gal dar ne pats geriausias laikas, bet to bijojo išgirsti atsakymą. Po minutėlės Gregoras užsimerkė ir užmigo. Atsakymo reikės palaukti iki rytojaus. Flora nuvairavo laivo tolyn nuo šiurpiųjų Frisburgo griuvėsių. Timis nusiminęs nutipeno į laivo priekį. Stebint susikaupusią Florą, jam pasidarė ramiau. Skrido žemai, virš pat bangų ir laikėsi šiaurės vakarų krypties. Dėl Gregoro svorio buvo sunkiau vairuoti, bet regis Florai tai tebuvo įdomus iššūkis. Panašu, kad konstruodama laivą buvo įskaičiavusi dar vieno keleivio svorį. Gal ne tokio didelio kaip Gregoras, bet vis tiek. Timis apsigręžė ir pažvelgė į snieginį leopardą, parimusi prie sienos. Didžiulis katinas snaudė net prasižiojęs. Molė užmigo, padėjusi galvą ant rakandų krūvos. O Timis nusprendė, von Gregorui pabudus, paklausti apie Jazminą. Žemė! Staiga suriko Flora. Timis, atsipeikęs nuo minčių apie mamą, liuoktelėjo prie valdymo skydelio. Pažvelgė pro langą ir prieš akis išvydo jūroje iškilusi platų krantų ruožą. Tolumoje į giedrą dangų stiebėsi snieguoti kalnai. Jam už nugaros prabudo Gregoras ir pasilenkė prie lango. Aha, sumurmėjo jis, vadinasi dar ne visa Baltėja ištirpo. Timis mostelėjo letiną. Kas ten? Kažkas mirgėjo palei krantą. Tarytum kokie laivai, tarė Flora. Keliauninkai susižvalgė. Skrisk tiesiai, paragino Gregoras. Jiems aplenkus pakrantės laivus, Timis išvydo sneiguotoje pakrantėje susibūrusius mažyčius taškelius.
prisimerkęs įžiūrėjo palapines ir aplink zujančius siluetus. Pažiūrėkit, gal ten jie? Gali būti, nusišypsojo Gregoras. Pala, čia tikrai jie? Timiui suspurdėjo širdis. Gal ten tarp jų yra ir mama? Gerai, laikykitės dabar, paliepė Flora. Ji suskliaudė burę ir laivas it akmuo smuktelėjo žemyn, kaip ir praeitą kartą. Baisiai girgždėjo, kol išsitiesino. Bet Florai pavyko grakščiai nuleisti jį tiesiai priešais palapines. Stovykla buvo paskubomis suręsta iš brezinto ir įvairiausių dydžių bei formų palapinių. Šian ten vėja plazdeno mėlynos vėliavos, kiekviena su lokio letenos emblema. Vos Timis iššoko prieš laivą, prie jo pribėgo būrys žvėrių, atpažino baltuosius lokius, baltasias lapes ir kiškius. Net jūrų liūtas iškišo nosį iš vienos palapinės. Timis paskubomis apžvelgė minią, bet jokios katės niekur nematė. Žvėris pamažu sustojo į eilę ir nusilenkė, nulinko it suvytusios gėlės. Tada prasiskrydė ir praleido priekin aukštą baltąją lokę. Jos kailis žibėjo, nepaprasto grožio mėlynos suknelės apykakliai rankovės buvo išsiuvinėtos sidabro siūlais. Tačiau lokė žvelgė į Timį piktai ir nepatikliai. Jis žengė pirmyn, plasdendamas suknelės klostėmis ir pervertė kačiukų tamsią, skvarbę žvilgsnį. Karalienė Rebeka, pratarė Timis ir žengtelėjo atatopstas. Jei jūs von Stuobrio pakalikai, tai dinkit iš čia, suriko ji ir mostelėjo leteną. Mes tik nindzės, norėjau pasakyti. Gregorai, senaisiais pakvaišėlį prisiekiu visų šiaurės sniegų, maniau jau pražuvai. Ji nuskubėjo prie architekto ir jie puolė vienas kitam į glėbį. Mano karalienė, nusilenkė Gregoras, kaip gera jūs matyti. Aš ir jaučiausi truputėlį pražuvęs, mane išgelbėjo šie drąsūs didvyriai. Timis susigėdęs droviai pamojavo. Karalienė Rebeka atsisuko į katiną. Sakei, esate nindzės. Mes gerieji nindzės. Kovojame su piktadariais. Niekada apie tokius nebuvau girdėjusi. Bet regis, atvykote iš toli. Dėkoju, kad išgelbėjote Gregorą. Lokė pamojo leteną į palapinę savo už nugaros. Eime, nindzės. Metas susėsti ir pasikalbėti. Karalienės Rebekos palapinė buvo kiek didesnė nei visų kitų, bet lygiai taip pat paprastai įrengta. Ant grindų buvo pritiestas storų kilimų, o aplink visą kambarį prismaigstyta degančių fakelų. Susėdę ant žemės, visi išskyrus karalienę gėrė arbatą iš laivo. Lėkštė su mėlynojo kiškio sausainiais ištuštėjo per kelias sekundės. Pati Rebeka įsitaisė ant dailiai raižytos kėdės ir pasilenkė arčiau pašnekovų. Išklausė Gregoro pasakojimą apie tai, kas dedasi mieste, kaip šiurpiai sunyko jau gimtieji namai. Tai stačiai siaubinga, tarė karalienė Leopardui baigius porinti. Neįsivaizduoju, kad viskas taip gali būti baisu. Karalienė, pasiėmiau su savimi brėžinius. Laikui bėgant galėsime atstatyti miestą. Galbūt bet kur. Čia taip pat darosi vis šilčiau. Nebeturėsime kur trauktis. Tai gal dar toliau į šiaurę? Gal? Karalienė Rebeka atsiduso. Išsiunčiau grupelę žvalgų, kad rastų kelią per kalnus ir patikrintų, kas atsiveria už jų. Tik bijau, kad tas atšilimas sklis vis toliau į šiaurę. Gregoras linktelėjo, nebeturėjo ką pridurti. Timis tylėjo, širdį degė vienintelis klausimas, nors nežinojo, ar nori išgirsti atsakymą. Tačiau sunku buvo laikytis jį užgniaužus. Ar čia negyvena tokia Jazmina? Miauktelėjo kačiukas. Rebeka nustebusi pažvelgė jį. Jazmina? Lokė pasilinkė prie Timio, atidžiai pažvelgė jam į snukutį. Tada uždengė akis leteną ir giliai įkvėpė. Kad mane kur ledinė tundra, turi jos nosį, ji tavo,
jūs esat giminės. Taip, ji mano mama. Pažįstate ją? Paklausė Timis spurdančią, šokinėjančią širdimi. Rebeka nusišypsojo. Žinoma, užliejo laimės banga. Ar ji čia? O, Jazmina, mano ištikimiausia patarėja ir nuožmiausia kritikė. Nuostabi moteris. Deja, jos čia nėra. Iškeliavo žvalgais į šiaurę. Tiesą sakant, ji jiems visiems ir vadovauja. Timis surūkė antakius. Kada? Prieš 2 savaitės. Tiesiai į šiaurę? Rebeka linktelėjo. Jei jiems pavyko kirsti kalnų perėją, planuoja užkilti į aukščiausią viršūnę. Giedrą dieną iš ten matosi daugiau kaip 100 kilometrų į priekį. Tai kaip man ją rasti? Rebeka susimastė. Jei išvyksite tučtuojau, gali būti, kad dar spėsite ją pavyti su ta savo skraidyklė. Timis paskubomis susižvalgė su Moli ir Flora ir visi 3 nėrė visų greičiu iš palapinės.